Malonu studijoje pasveikinti Aritą Tarcą, anglų kalbos vadovą Reboot Center ir naujienlaiškio Izraelyje Vidurdienis redaktorių. Ari, labai ačiū, kad atvykote į studiją. Šiuo metu Izraelyje kyla daug nerimo ne tik dėl šio supratimo memorandumo tarp JAV ir Irano, bet ypač dėl Donaldo Trumpo ir Benjamino Netanjahaus santykių. Kokiamis įžvalgomis galite pasidalinti? Manau, verta pažvelgti į kontekstą. Prieš 4 ar 5 mėnesius Netanjahaus rinkimų planas iš esmės buvo pakviesti Trumpą į pergalės turą po Izraelį. Kulminacija turėjo būti ta, kad jis gauna Izraelio premiją, o Netanyahus gauna puikią rekomendaciją, kurią galėtų rodyti kiekviename rinkimų skelbime iki spalio ar rugsėjo. Tačiau dabar manau, kad tai visiškai neįmanoma bent dėl 3 priežasčių. Pirma, nemanau, kad Izraelis šiuo metu nusiteikęs pergalės turui. Atvirai kalbant, žvelgiant į visas fronto linijas, tai tikrai nėra tai, apie ką dauguma žmonių galvoja. Antra priežastis, manau, kaip matėme iš naujausių Donaldo Trumpo komentarų, nemanau, kad Netanjahu gali būtinai pasikliauti Trumpu, jog šis duos jam tokį spindintį palaikymą. Tai atrodytų puikiai. Ir manau, trečia priežastis, kuri taip pat remiasi naujausiais apklausų duomenimis, yra ta, kad nemanau, jog Izraelio rinkėjai taip pat būtinai norėtų tai matyti. Naujausia apklausa parodė, kad Izraelio dešiniųjų, ypač Netanjahu rėmėjų palaikymas, Trumpui sumažėjo nuo 75 procentai iki vos 50 procentų. Taigi dabar Netanjahu kyla klausimas, ar jis iš tikrųjų nori to palaikymo, net jei Trumpas jį suteiktų. Na, yra pranešimų būtent apie tai, kad Likud keičia savo rinkimų reklamos kampaniją prieš rinkimus, nes tas santykis tarp JAV lyderio ir Izraelio lyderio nėra toks stiprus, kaip daugelis norėtų. Ir tikrai kaip žmogus einantis į rinkimus, kaip ponas Saugumas, norėtų, kad jis būtų. Ar jums tai atrodo teisinga? Aš sakyčiau, kad tai tikrai tikslu. Manau, kad Netanjahu iššūkis bus ne tiek tai, kaip jie gali pateikti jo santykius su Trumpu, kiek tai, kaip jis gali pateikti bendrą konflikto su Iranu, ypač Libane, baigti ypač Libane. Jis gali pažvelgti į Trumpą ir pasakyti, aš turiu puikius santykius. Ir labai tikėtina, kad per artimiausius kelis mėnesius matysime tam tikrą pozavimą Trumpo atžvilgiu. Tačiau galiausiai, manau, kad lemiami bus faktai vietoje. Ar Bibi užtikrino Izraelio interesus Trumpo pasaulyje, ar jam to nepavyko padaryti? Ir būtent to jo rinkėjai klaus, kai ateis rinkimų metas. Daugelis siūlo, kad Gadi Eizenkotas galėtų tapti būsimuoju ministru pirmininku. Naftali Benetas, Jairas Lapidas, yra daug vardų, kurie galėtų būti būsimi Izraelio lyderiai. Tačiau kyla klausimas ir daugelio rūpestis, kas gali padaryti tai, kas būtina pasaulinėje arenoje. Kokiomis įžvalgomis galite pasidalinti šiuo klausimu? Ar tai yra pagrindinis rinkėjų rūpestis, kai jie eina balsuoti? O gal jie labiau nerimauja ne tik dėl saugumo, bet ir dėl pragyvenimo išlaidų bei tiesiog išgyvenimo, galimybės sudurti galą su galu šiame labai brangiame krašte? Norėčiau pasakyti, kad viskas suksis apie ekonomiką, bet jei statyčiau už tai pinigus, juos prarasčiau akimirksniu. Jei norėtumėte paklausti Smotričiaus, kaip jis sakė neseniai duotame interviu, už ekonomiką negauni net pusės vietos. O jei finansų ministras taip sako, aš juo pasitikiu. Manau, kai kalbam apie Eizenkotą, jei žmonės tikrai klausia, kaip jis pristatys Izraelį pasaulio scenoje, aš nebūtinai sakyčiau, kad jis yra tas žmogus, į kurį kreipčiausi. Jo anglų kalbos žinios iš tikrųjų nėra tai, ką aš vadinčiau geriausiamis, bet vis tiek manau, kad jis pasaulio scenoje pateikia kitokį įvaizdį. Izraeliečiai iš tikrųjų šiuose artėjančiuose rinkimuose ieško žmogaus, kuris iš esmės parodytų, kas dabar yra Izraelis. Ir tai yra po spalio 7-osios, kas galbūt reiškia labiau susivienijusį Izraelį, mažiau susiskaldžiusį Izraelį. Eizenkotas gali būti tas pasirinkimas. Tačiau šiuo metu, manau, opozicijoje viskas priklausys ne nuo to, kas geriausiai pasirodys pasaulinėje arenoje, o tiesiog nuo to, kas galės susidurti su Netanjahumi per rinkimus.